Žemaitaičio pasisakymai, pavyzdžiui, apie žydus, ar ne, kai jisai pasako, jums tai nieko nekeičia? Dėl tų pasisakymų ten buvo, vienas pasakė vienaip, kis netaip nesuprato ir gaunas nesąmonės, tiesiog ir viskas. Čia paprasčiausias politikė ir sakau, mes už Žemaitaitį ir geriausias yra. O dėl tų žydukų ten žinai, mes visi augom, jiem per namų šaukdome žydukai iš Maskvos, niekas nesikeisdavo, niekas nepykdavo, supranti. Žydai labai jo holokausto patyrė, jie buvo žudomi, jie labai, aš pavyzdžiui, labai baisiuosi tuo laikotarpiu ir smerkiu tą laikotarpį, tie, kurie darė tai, žinome visą tą istoriją. Bet jo pasisakymas apie žydus nepatiko jums, ar ne? Taip. Jisai gal ne, kaip pasakyti, jisai gal nėra taip nusiteikęs prieš tos žydus, gal tik taip jam gavosi toks pasakymas, kažkoks iš vaikystės atkeliavęs. Aš nenoriu tikėti, kai jisai būtų taip nusiteikęs prieš žydus. Man aš ne vieną netikiu žmogaus, kuris gali būti nusiteikęs prieš tą laikotarpį, prieš tą žudynės. Aš to negaliu įsivaizduoti, kad gali būti taip. Bet sunku pasakyti, kaip sakome, žmogaus dūšia neįlysi.